pirmas rungtynis savo stadione. Norėjom labai parodyti puikų žaidimą, gražų žaidimą, kuo daugiau įmušti ir nepraleisti. Padaryti tokią šventę mūsų žiūrovam, mūsų vaikam, kurie pas mus klube lanko. Gerai, kad taip išėjo. Nepaisim to, kad nors ir jie paskutiniai vietais lentelė stovi, bet vis tiek kovojam. Pradžiai pirmam kėliny gerai sužaidėm, aišku, daug neišnaudojom progų. Antram kėliny šiek tiek atidavėm iniciatyvą, bet vis tiek kovojom iki galo ir galiausiai pabaigoje dar įmušėm kelis įvarčius ir taip, gerai baigėm varžybas. Šitam rungtynėm motyvacija buvo kokia. Nedaug pirmoje lygoje tokių rungtynių, kur mes galim žaisti savo malonumui, kuo daugiau mušti įvarčių. Toks motyvavimas buvo. Aišku, kad nedaryti klaidų prie savo vartų. Bet aš galvoju, kad ir žaidėjai, ir žmonės, kurie atėjo žiūrėti futbolą, tą malonumą gavo. Aš atidaviau visas jėgas, kovojau. Aišku, neišnaudojau progos 100%, galima pasakyti, bet patenkinti savo varžybą. Patas galėjo būti ir didesnis, daug neišnaudojom progų. Aišku, buvo kažkur tai taktinių klaidelių, buvo nedadirbta, buvo momentais atsipalaidavimo, bet pagal viską, pagal rezultatą 3 taškai patenkintas. Išaugo klube, kurie gyveno šitam rajone. Aišku, maloniau žaisti čia, todėl kad ateina ir tėvai, ir draugai, ir daug metų tie, kurie ir atvažiavo pavyzdžiui, iš Vilniaus, daug metų jau čia klube. Kitoks žaidimas, malonumas. Jau žinom kiekvieną duobę, žinom kaip atšoks, kaip žaisti, malonumas.